Tai, kad policininkai meluoja, tai yra įprasta praktika. Piniginių kompensacijų lygmenyje be abejo pati reikšmingiausia byla per pastarosius 5 metus yra Hovards. Byloje Hovards problema yra su policininkais. Policininkai atvyko į panelės namus ir norėjo padaryti kratą jos mašinoje, patikrinti, kada paskutinį kartą buvo naudojama mašina. Tačiau jie neturėjo orderio, panelė atsisakė leisti jiem apžiūrėti savo mašiną. Jie iš karto sudaužė jai nosį, sulaužė nosį, uždėjo antrankius ir uždarė ją areštinę. Be abejo, visi policininkai paliudijo, jog ji pati užpuolė policininką ir jis, gindamasis, sulaužė jai nosį. Panelė yra 21 metai. Aš beje pats esu turėjęs baudžiamąją bylą, prieš mane buvo baudžiamoji byla, kur netgi 3 policininkai, 3 paliudijo, davė melagingus parodymus prieš mane ir aš tą bylą 100% laimėjau. Tai, kad policininkai meluoja, tai yra įprasta praktika. Taigi, kas įvyko toliau? Toliau šitoj byloj panelė kreipėsi į teismus, ačiū Dievui, ji gyveno ne Lietuvoje, o civilizuotoj valstybei. Teismas priteisė jai iš valstybės už šito policininko veiksmus 100 000 eurų, o iš pačio policininko 78 000 eurų. Tačiau kas įvyksta toliau? Toliau šitas policininkas paskelbia bankrotą. Jis paskelbia bankrotą ir sako, kad viskas, prisidarė visokiausių fiktyvių skolų, kurių nebuvo pas jį, bet jis pasidarė, kad būtų, tam, kad šita panelė negautų net cento. Ir pasirašė su ją sutartį, kad jis moka jai ne 78 000 eurų, kaip priteisė teismas, o 7 300 eurų. Ji pasirašė sutartį, kad ji atsisako 70 600 eurų ir sutinka paimti šitą mažą sumą, nes priešingų atveju jis pasiskelbtų bankrotą ir jį negautų nieko. Ir ji eina ir tarptautinį lygmenį. Ir kas įvyksta tarptautiniam lygmenį? Valstybė sako, tai kad ji pasirašė sutartį su policininku ir atsisakė 70 600 eurų. Tačiau tarptautiniam lygmenyje šitas argumentas nepraeina. Teisėjai žiūri į esmę. Mergina buvo priversta pasirašyti šitą sutartį, kadangi jai buvo grasinama, kad ji negaus priešingų atveju nieko. Ir šitoj byloj, istoriniai, precedentiniai byloj, šitas settlementas yra išmestas į šiukšlių dėžę. Mergina, valstybė yra įpareigota sumokėti merginai likusią sumą už šitą policininką.